Jeigu norisi išbandyti, taigi jūs nieko neprarandat. Tiesiog ateiti, išbandyti ir pasibandyti save, ar tau patinka, nepatinka. Visada galima klysti, visada galima kažką keisti, visada galima tobulėti. O Ispado akademijoje tikrai rekomenduoju apsilankyti bent vieną kartą, todėl kad jūs suprastumėt, kokie čia iš tikrųjų ir nuostabus dėstytojai ir žmonės. Modulyje tai tikrai mes gavom visko, ko tikėjomės ir ko nesitikėjom. Dėstytojai visada stengiasi kažkiek tai nukrypti ir nuo temos ir plačiau papasakoti, parodyti, ir galbūt jūs net gausit to, ko net nesvajojat ir nefantazavot, ir galbūt net nustebsit, kaip galit save atrasti ten, kur net nesvarstytumėt. Tai vat, jeigu bijot, siūlau nebijoti.